Ką reiškia sapnuoti lietų? Kiekvienas atskiras elementas sapnuose apie lietų gali turėti savo unikalią prasmę ir perduoti simbolinės žinutes apie ateinančius įvykius arba galimus išbandymus. Sapnai apie lietų mums gali atnešti žinią tiek apie malonias permainas, tiek apie gresiančias nelaimes, praradimus ar nesusipratimus. Jeigu lietus smulkus, jūsų sumanymai gali nepasisekti. Jeigu lietus smarkus, laukia nuostoliai. Lietus su saule laukia malonių permainų. Būti sulytam pačiam, saugokitės ligos. Matyti sulytų žmonės, ne visais savo draugais galite pasitikėti. Atidžiau rinkite, su kuo bendraujate. Auksinis lietus laukia malonumai. Lietus su kruša, nesusipratimai, nelaimės ir praradimai. Matyti smarkiai lyjant per langą – geras ženklas. Vyrui sapnuojant lietų gali atsispindėti jo mintys apie atsinaujinimą arba apsivalymą. Jei iš dangaus krenta monetos ir banknotai, gali būti, kad klestėjimas jau pakeliui. Kai sapne lyja pinigais, tai reiškia netikėtą turtų antplūdį arba netikėtą sėkmės pliūpsnį. Kraujo lietus yra susijęs su didelė simbolikos doze, dažnai rodančia gilią emocinę žaizdą ar atsinaujinusią traumą. Gali prireikti gydytis tiek iš vidaus, tiek iš išorės. Šokis lietuje reiškia laisvę ir džiaugsmą tarp gyvenimo iššūkių. Lietaus lašų barbenimas jūsų sapne simbolizuoja ritmą ir gyvenimo tempą. Jūsų pasąmonė gali prašyti atidžiau įsiklausyti į jūsų pasaulio dėsningumus. Karštas lietus sapne gali būti ženklas, kad reikia emociškai atvėsti. Šalto lietaus sapnas gali reikšti, kad esate emociškai atšalęs arba atsiribojęs. Perkūnija kartu su lietumi sapnuose įspėja apie galimą pavojų arba didelės įtampos situacijas. Lietaus simbolika senovės kultūrose. Egiptiečiai lietų sapnuose aiškino kaip gausos pranašystę, numatydami sėkmingą derlių ar klestėjimo potvinius. Graikai tikėjo, kad lietus sapnuose reiškia Dievo palankumą arba nemalonę, priklausomai nuo sapno konteksto. Babilono ir Asirijos kultūrose lietus buvo dieviškasis pranešimas, galimai pranešantis apie ateitį, į kurią reikia atsižvelgti arba kurios reikia saugotis. Romėnai lietaus sapnus laikė apsivalymo ir atsinaujinimo ženklų, panašiai kaip ir ritualinės maudynės. Tikiuosi, kad šis vaizdo įrašas suteikė jums naujų minčių ir padėjo geriau suprasti likimo ženklus. Jei jums patiko, prenumeruokite mūsų kanalą, kad nepraleistumėte būsimų vaizdo įrašų. Ir spustelkite mygtuką patinka, jei norite mus palaikyti. Iki pasimatymo.